Labadiena visiems, esu Algirdas Šumila, gydytojas dermatovenerologas, lytinių ligų, lytinės sveikatos ir su tuo susijusių būklių, pasekmių. Kitaip dar galima būtų pavadinti meilės lygos, tai kitais žodžiais galbūt galiu būti ir meilės ligų gydytojas. Yra ta veikla, kurią užsiiminėjau kasdieninėje praktikoje. Taip pat priklausau Lietuvos seksualinės medicinos draugijai. Žmonės kreipiasi pas mus, kai turi atsitiktinius lytinius santykius ir pergyvena dėl galimų pasekmių ir noro išsiaiškinti, ar yra užsikrėtę kažkokia lytiškai perduodama liga, ar jiems reikalingas gydymas, ar yra tiesiog sveiki žmonės ir atėję nori sužinoti. Kita dalis žmonių ateina, kai jie pajunta kažkokius tai simptomus. Tai yra atsiranda įskyros išlapim kanale, atsiranda diskomfortas besišlapinant, po pasišlapinimo, ar lytinių santykių metu atsiranda perštėjimas, ar aplamai pradeda kisti pats lytinis aktas. Tai yra neįvyksta varpo sustandėjimas, ar atvirkščiai ta varpa sustandėja labai trumpam ir dėl to žmonės kreipiasi pas mus. Ir mes apžiūrėję, atlikę reikalingus tyrimus, galim pasakyti, koks reikalingas gydymas, ką suradom, ką daryti su lytinė partnerė, koks gydymas, kada atlikti kontroliai. Tai tokia veikla pas mus vyksta šiame kabinete.